Labadiena, mano vardas Tomas Lagunavičius ir šiandien mes kalbame apie aktoriaus psichofizinę treniruotę. Toliau tęsiam raumenų atpalaidavimo įvairiausius pratimus, mokinamės kontroliuoti įtampą ir atsipalaidavimą. Neturi būti jokių suspaudimų, neturi būti jokios įtampos raumenyse. Padarykime dar šiandieną keletą pratimų. Pradėkime. Pirmas, kamuoliukas. Įsivaizduokit, kad jūs siūlų kamuoliukas, kuris susivinioja ir paskui išsivinioja. Paimkit ir savo kūną, susukit kiek galima daugiau, priglaukit visas kūno dalis prie savęs, o paskui paimkit ir išsiviniokit. Tai galima daryti stovint ir tai galima daryti gulint. Pradėkit gulinti ir tai bus lengviau. Susiviniojam, viską suspaudžiam, visas kūno dalis prie savęs, rankas, kojas, kiek galima. Ir paskui po truputį išsiviniojam. Padarykite šitą pratimą keletą kartų, pajuskit, kaip susiviniojant kūnas stempia ir išsiviniojant kūnas atsipalaiduoja. Svarbiausia, atpalaiduokit tas vietas, kuriuose jaučiate įtampą. Padirbėkite. Sekantis pratimas. Įsivaizduokit, kad jūsų kūną krešia elektra. Kad nebūtų baisu, tai nereikia 220, tegu būna kažkoks mažesnis, bet pradėkit po truputį virpėti. Tas virpėjimas po truputį turi stiprėti. Pradėkit nuo galūnių, tai geriausiai būtų pradėti nuo rankos pradeda virpėti, paskui pečiai, kaklas, krūtinė, pilvas, kojos. Ir tiesiog paimkite, įsivaizduokit, kad jūs krato elektrą ir kiek galima ilgiau kratykitės, kol visas kūnas atsipalaiduos. Pabandom vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą. Nusibodo, sustojat, pailsit ir vėl pajuntat po truputį elektros energija eina per kūną, įsivaizduokit tai, pradedat virpėti, visas kūnas virpa ir paskui atsipalaiduojat. Padarykit kelis kartus šitą pratimą. Pajuskit, kaip kūnas atsipalaiduoja. Sekantis pratimas. Atsigulkite ant nugaros, keliai prie galvos, atkelkit galvą, arčiau prie kelių ir pabandykit pasisukti pirmin ir atgal. Ant nugaros pirmin ir atgal, maksimaliai atpalaiduokit kūną. Susiglaudėm, supamės pirmin atgal, o paskui atsipalaiduojam. Pajuskit, kaip visas kūnas atsipalaiduoja. Pabandykite tai padaryti kelis kartus. Gerai. Ir paskutinis šiandien pratimas. Raumenų kontroliai. Įsivaizduokit, kad jūs plastilininis žmogus. Paskirstykit poromis ir pabandykit, kad nieko nedaryt patys. Vienas žmogus tiesiog stovi, o kitas žmogus su juo lipdo. Jisai ir tampa kaip objektas, kurio galima daryti, ką nori. Tai pasukt koją, ranką, pakeist rankų padėtį, galvos padėtį, nulenkti, ištiesti. Ir tai darykite pakankamai ilgai, 5-6 minutės, kol pajusit, kad kūnas atsipalaiduoja. Bet kokią padėtis prisitaikykite, jeigu jūs, pavyzdžiui, palenkite priekį, prisitaikykite prie jos. Kuo daugiau prisitaikysit, tuo daugiau kūnas dirbs, tuo mažiau bus įtampų, tuo geriau atsipalaiduosit. Neužmirškit, reikia pakartoti ir prieš tai darytus pratimus. Todėl linkiu dirbti su savo raumenimis, išmokti juos kontroliuoti, pajusti, kada yra įtampa, kada atsipalaidavimas. Svarbiausia, kad nebūtų pastoviai įtampų. Maksimaliai atpalaiduojam, bet neužmirškit, atsipalaidavimas su tonusu, kad nebūtumėt suglebę. Bet to labiau ir nesitempę. Gerą darbą. Susitiksim sekantį kartą.